Visiems labas, jūsų kanalą Alberto ir draugai ir šiandien aš žaidžiu 99 nakčius ir šiandien mes statysim ligoninę. Mes ten statysim ir gydysim. Mums reikės pilna resursų. Kaip matot, aš pasiėmiau medžio kasyklą. Ir aš buvau padaręs tokius dalykus. Aš paspaudžiau, kad aš gaučiau dalykų. Tai aš gavau iš karto tokių tų zašyto ir kirvių. Dabar aš kol kas kirsiu medį. Kol kas nieko įdomus, tai aš toliau žaisiu. Susitiksim, kad bus kažką įdomaus. Mes ieškom dabar visokių ten lūtų. Mes kol kas žaisim toliau. Lūtinsim. Labai kol kas gerai. Labai atsiprašau, kad video eina labai lėtai, todėl kad aš neturiu laiko filmuoti. Arba aš tingiu. Mes toliau žaisim, lūtinsim. Radau jau, kaip matot, revolverį. Tai mes toliau kažką čia darysim. Susitiksim po sekundės, kai rasiu kažką įdomaus. Draugai, aš radau raudoną drakono skrynią. Dabar atidarysiu ir ką gausiu aš. Benzopjūklą! Yes! Tai labai geras dalykas. Man labai stipriai pasisekė. Dabar, kaip matot, 8 diena ir toksai spavnas įdomus. Dabar aš valgyti noriu, bet aš gavau benzopjūklą, draugai, tai nerealus labai dalykas. Dabar aš atidarysiu šitą skrynią. Gausiu kanistrą, kurį man labai reikia. Anglį pasiimsiu ir man reikia valgyti. Beikam ieškoti maisto. Dabar aš beleką suvalgysiu. Vilkas. Ir aš miriau. Gerai. Susitiksim, kai jau pradėsim kažką statyti. Tai mes jau statom. Mano sesija pradėjo statyti. O mes su kita sesija renka medžius, kuriuos aš nukirtau. Mes turim gana daug medžių, bet dabar išleido viską. Mes dabar išleidom. Bet surinkom vėl 73, buvo 150. Va, čia mano sesė padarė tokį mini mišką, bet aš jį paskui nukirsiu. Ir dabar aš einu toliau kirsti medžius. Kaip mes kirsim. Mums tai bus biškai per greitai filmavimą. Draugai, dabar ataka. Mūsų antra arba trečia ataka. Turbūt antra. Bet dabar aš suždysiu su šitų kaip ten vadinasi tas ginklas. Ir mano sesė numirė. Šitam. Ir viskas, mes susitvarkėm, dabar reikia išgelbėti. Va tiek, mes labai mažai tuos bandažų radom banketus, tai bandysim daugiau ras. Dabar aš
Dabar mes toliau eisim kirs medžius. Bandysim surasti daugiau bandažukus, tipo banketus. Gerai. Susitiksim po sekundės. Štai mes ir baigiam. Čia toksai įėjimas. Tipo čia, kaip matot, čia yra spastai, kad neateitų blogi banditai apvogti mus. Čia jis sėdi, laukia savo eilės. Čia jis biškai nukrito, bet nieko tokio. Čia parsidavinė maistas. Jie čia suspaudžia čia guli ir užsakinėja. Čia jie laukia savo eilės. Čia, kaip matot, štai mano daro skiepą. Kaip matot, toji mano sesė pademonstruos. O, išgydė. Kaip supratot? Gerai. Toliau, čia jau jie laukia. Čia šitie du pacientai gimė vaikus. Čia pas mus, kaip matot, laužas, kad degtų. Čia pas mus jis laukia, sėdė, toksai spokso į maistą, nes jis labai alkanas. Toliau, štai čia pas mus yra, kaip matot, šitie bandažukai, bet jau mažai, atsiprašau, kad taip. Ir čia guli labai, jie turi parazitus. Ir dabar aš noriu užsakyti maisto. Labadiena, galima man maisto? Taip, žinoma, ko jūs norėsite? Aš noriu tortiką. Aišku, pasiimkit, labai skanus. Galiu pasiimti tortiką? Ačiū. Skanaus. Aš kaip tik valgyti noriu, suvalgysiu tortą. Oi, galima dar moliuką? Taip, tuoj. O, čia dar vienas užsakinėja. Gal man prašau moliuką, aš pasiimsiu vieną. Taip, aišku, imkite. Labadiena, galima man moliuką? Jūs ką tik buvot, man gerai, tuoj duosiu. Prašom. Oi, biškai įkritome ten. Sriubos pasiimsiu, kur guli čia. Atsiprašau klientė, bet aš pasiimsiu. Dabar taka. Ir čia su šitu draugelį atsigersiu sriubos ir... tokia bazė. Labai gera, niekas negali ateiti, jie visi miršta pradžioj. Tai gerai. Su jumis buvo Albertas, mano didelė sesė ir mano mažoji sesė. Visiems ate.